Šeštas skyrius. Močiutė, Afrikos gelbėtoja. Išaušus seneliai pradėjo tvarkyti namus. Pradingus vandeniui liko baisi netvarka. Visur mėtėsi knygos, kėdės gulėjo aukštyn kojomis. Malkos, kurių vieta prie židinio pirmame aukšte, pakilo į antrąjį ir išsirikiavo knygų lentynose. Kilimas dengė stalą vietoje staltiesės, kuri kabojo ant karnizo vietoj užuolaidų, o šios išvis prapuolė. Indai iš indaujos voliojosi ant grindų, bet nė viena lėkštė nebuvo sudužusi. Senelis į tai atkreipė dėmesį. Bet keisčiausia jam pasirodė, kad visi daiktai buvo sausi. Ir knygos, ir kilimas, ir malkos, ir patalai. Kai senelis susidurdavo su tokiomis keistenybėmis, visada pagalvodavo apie Pietiką. Tikriausiai ir šį kartą vaikis bus prikišęs nagus. Bėda ta, kad berniukas naktį pradingo su visa lova. Tik plačiai atlapotas langas žvelgė į parką. Senelis išskubėjo į kiemą, bet nepamatys, kur tarp medžių įstrigusią lovą. Močiutė tvarkė virtuvėje indus ir bambėjo, kad vakar vakare kažkas paliko neužsuktą čiaupą. Todėl vanduo apsėmęs visą namą. Bebambėdama įsliūkino į prieškambarį ir sustatė visus batus į vieną eilę, kad būtų tvarka. Močiutė labai ją mėgo. Pastatė nuvirtusi kliuksintį batą ir dar švelniai paglostė, mat prisiminė neseną kelionę po Afriką. Sutvarkiusi išėjo iš prieškambario ir tyliai uždarė duris. Niekas nebūtų patikėjęs, kad pagirtinas močiutės rūpinimasis tvarka galėtų išgelbėti Afriką nuo baisaus potvinio. Žvėris tai pajuto savo kailiu. Tik pastačius tą nelemtą batą vanduo ėmė slūgti. Atlaisvėjo didžiuliai sausumos plotai ir visi, kas gyvi, pasileido nuo kalvų žemyn. Žirafos lengviau atsiduso. Jau buvo matyti ir jų kojos. Paukščiai nuo palmių viršūnių išsiskirstė kas sau. Tigrai ir liūtai pradėjo vaikytis žvėrelius, norėdami juos suėsti. Grįžo įprasta tvarka.